Gražina Raišytė. Ir kadangi 60 sekundžių duota, tai aš ilgai netempsiu į naktį ir aš, aišku, jaudinos dar ir dėl to, kad 3 tokie puikūs vyrai aktoriai ir aš, nors vienas ne aktorius, tiesą pasakius, bet aš jiem visiems įteikčiau po gervę, visiems tikrai. Bet šiandieną taip lemta, kad gervė skrenda pas mūsų mielą Marių Jampolskį. Negalvojau, kad taip jausis. Pirmiausia, tai ačiū Lietuvos žemei, kurioje buvo pagamintas šitas filmas. Ačiū visiems tiems, kurie mane įtraukė į šį filmą ir padėjo būti tuo, kuo ten buvau. Noriu labai padėkoti Kristinai. Krista vyrui nėra nieko geriau negu jau šalia savęs moters ryžtą, supratimą, pakantumą ir talentą. Tu esi labai darbšti ir talentinga režisierė, aš ten be galo tikiu, kur tu ten ir aš. Žodžiu, noriu, aišku, padėkoti tėvams, noriu padėkoti savo būsimai žmonai Renatai už tai, kad mane myli ir šiaip gražiai mane aprengė. Ir dar kažką norėjau pasakyti. Žodžiu, ačiū visiems tiems, kurie man nepamiršta, kurie man neleidžia pamiršti, kas aš esu iš tikrųjų. Ačiū. O dabar taip pat kviečiame filmo užtaisyti prodiuseriais Kęstutį Brazauską ir Roką Zubovą. Kritikais operatoriui sidabrinės gervės padėkos simbolį. I'm supposed to speak English now, so you understand what I'm saying. I'm a new person in film. You are a little bit more experienced person in film, about 50 years more. From my little experience, I will bring to my future life all the wisdom that you could give me in these 6 weeks, and I really, really will remember the 6 weeks that we had you as this big column of calmness, of assurances, and of the magician's eye where you could see the light, the shot, and just what everything, the best that there possibly was. Thank you. Thank you very much. Sorry, we would like to hear a short translation, okay? Mes tiesiog norim labai padėkoti ponui Jotgair, kuris yra įsikūnijimas profesinės meistrystės ir pasiaukojimo, nepaisant savo sunkios ligos, jisai dirbo su mumis visą tą filmavimo ilgą etapą ir tiesiog tai yra didžiulė pagarba mūsų jam. First of all, I would like to say that it was really one of the greatest experiences in my whole career. I worked with a crew that was absolutely fabulous, and I enjoyed these weeks in Lithuania immensely. And finally, being back here is just an exquisite pleasure. I enjoy it so much you cannot imagine. Thank you. Grupė dirbo su juo ir tiesiog dėkoju visiems už šitą nuostabą akimirką čia. Ačiū.
vakaras, mylėjai. Aš labai džiaugiuosi, kad aš čia kartu su jumis, su tais, kurie myli kiną. Ir kadangi šita šventė jau kartojasi nebe pirmi metai, reiškia, kinas gyvas, gyveno, gyvena ir gyvens. Ateina nauja talentinga karta, kuri pakeis mus veteranus ir mes to tik taip džiaugiamės. O dabar 3 nominantai laukia viltingai, ką aš pasakysiu, kas čia yra šitam kokia. Visi jie nori laimėti šitą nuostabę, puikuolę paukštę, bet dėja, fortūna ne visiems būna dėkinga. Ir vienam tik tai teks priklausti prie savo viltingos virpančios širdies. Pažiūrėsim, ką ta fortūna mums čia padiktavo. Feliksas. Aš atsiemu iš jį apdovanojimą, jis tikrai to vertas. Ir kaip kažkada pasakė vienas mūsų puikus operatorius Rolandas Leonavičius, aš kalbu ne žodžiais, o vaizdu, tai aš linkiu visiems operatoriams ir visiems lietuviško kino kūrėjams, kad tų filmų ir tų vaizdų būtų kuo daugiau. Man, kaip aktoriui, ypatingai smagu pristatyti kitą nominaciją. Sapnuoju, kad geriausią režisierių įvardins ir sidabrinę gervę jam įteiks Lietuvos ir Didžiosios Britanijos teatro režisierė, Vilniaus City Opera įkūrėja Dalia Ibelhauptaitė. Vakaras visiems. Žinot, režisierius tai yra tokia profesija, kur visi žino, kad jis yra svarbiausias, bet nieks nežino, ką tas režisierius iš tikrųjų daro. Kostiumų dailininkas, scenografas, netgi aktorius labai aišku, ką jisai veikia. O ką daro režisierius, tai nelabai visiems aišku. Tai žinote, pavyzdžiui, mano vyras 38 metus vaidino ir nesuprato, koks sunkus režisieriaus darbas, kol pats nepradėjo režisuoti. Tai man labai didelė garbė paskelbti šitą režisieriaus kategoriją, nes tai yra ko gero žmonės, kurie dirba dieną naktį, neskaičiuodami valandų, neskaičiuodami jėgų, kurie dirba ne mėnesį, ne 2, filmas kuriamas metus, kartais ir daugiau. Ir iš tikrųjų man visą laiką atrodė, kad kurti filmą yra absoliuti beprotystė, nes tai yra labai sunku. Kurti filmą Lietuvoje, man atrodo, yra dviguba beprotystė, nes čia yra dvigubai sunku. Ir dėl to labai smagu, kad nominantų sąraše mes turime net 2 moteris. Nes, žinot, prieš 10-20 metų moteris režisierė tai buvo kaip žydras drambliukas zooparke, visiška egzotika. Tai, kad Lietuvoje turime net 2, kurias galime nominuoti, yra iš tikrųjų nuostabu. Tai aš galbūt dabar jau ir paskelbsiu, kas laimėjo, nors turiu vieną siurprizą. Prieš man čionai ateinant, ponas Arūnas Matelis man sakė, Dalia, jeigu tu paskelbsi mano pavardę, kad aš laimėjau, aš tau duosiu pagrindinį vaidmenį savo sekančiam filme. Visiškai tiesa, galite jo paklausti. Arūnai, mano aktorinio debiuto teks laukti dar metus, o dabar norėčiau paskelbti geriausią metų režisierę Kristiną Buožytę. Bet aš iš tiesų labai norėčiau padėkoti visai komandai, nes režisieriui yra reikalinga gera komanda ir man pavyko dirbti su gera komanda, iš kurios labai daug išmokau. Tai dėkui.